O jūs abudu filologai? Taip, aš Filofilai. filonotai. Filonotai. Ką reiškia filomotai? Viskas apie investavimą. Tu viską suvalgytum, būtų bazė. Tu prisikvieti laukinį gyvūną su mėsa, šnai, ham. O jiegi debilai. Jie važiuoja, tu pažiūrėk į lapę, kaip jis atrodo. Va tokia vasarė. Mes, blėt, influenceriai, nahui, ne marozai. Mes ne marozai. Mes, blėt, influenceriai. O kaip reikia tapti, dėl to, kad aš tik influenceriu. O kaip tapti influenceriu, nahui? Aš turiu kai ką. Pinceta. Čia kai tu pasisiotai nesu jau. Ne, šitą per didelį turiu mažesnį. Nežinau, kas yra skierka. Škėlė berda. Jo banginis toksai, įsivaizduoji. Jisai kiek jis geria. Debilas, nes sūrų vandenį nereikia gerti. Tu įsivaizduok, kaip žuvis vandeninį pagert gali. Negali. Sūrus vanduo. Oma. Tipo, jūs LŽBT? LŽBT. Lietuviškai šansonų bendrija. Policija. Paskui mane sušvitrėjo, aš buvau vidury kaimo, nieko nėra. Aš iš karto sustabdau mašiną, išeinu ant žemę, galva, ranko virš galvos. Ateina policija, sakė. Tai kas čia dabar darom? Atplėči jo, paėmė ant peiliuko biškį, paragauji. Taip surras, Toks bačiava, pirmos klasės vegėtai, iš Geriūnų. Aišku, ir pavadinimas gaidys. Žinai, kas yra gaidys? Nu, ne gyvūnas. Ramenas. Varom pavalgyti rameną. Ne, Hebra, tai yra bomšpakis. Tai yra Makaronai! Nes mes influenceriai, nahui. Junkis prie mūsų. Bus geriau. Kaip suprasti, kad kaina geresnė už geras? Erikai, paim dar vieną. Nėra ką mąstyti. Walden kaina visada gera. Įsitikinkite, nuo šiol visos Walden kainos oranžinės. Maxima. Štai ir šiandien iš naujo grįžau į Maximą paimti savo mystery box. Šiandien bus ypatinga diena dėl to, kad ne tik turėsiu ir iš Maxima mystery boxą, ir iš Army ir civilių, bet dar aš nežinau, kas svečiuose. Man vadovas pasakė, kad yra šeima. Pažiūrėsim. Reiškia, turėsim dar daugiau gaminti, tai tikėkime, kad viskas bus gerai. Žinai, visą laiką yra riziko. Po to rinksi ne to, reikės su guminuku maitinti žmonės. Aš paimsiu pagal svorį centrinė. Čia pakankama maista bus. Dabar pažiūrim, ką paliekam. Tikėkime, kad mes pasiemam mėsinės dalis. Walden produkcija, viską turim. Čia jau galėtų būti tikrai daržovių ar sūrių kebabą ar tortilijos. Wow, čia nerealiai. O čia žuvytė. Blemba. Ir kropai. Čia jau vakarienė visiškai. Tai nieko, tikėkime, kad maniškai buvo ta su mėsos. Mes atėjom į Army ir civilių paimti mūsų mystery boxą. Čia visą laiką jo įdeda įdomus dalykus, šiaip realiai gaunasi, kad maista gali būti bet ką, bet jeigu neduoda iš ko gaminti, tai būna labai sudėtinga. Tai aš tikiuosi, kad šiandien bus lengvesnė dienelė, dėl to, kad laukia lyja.
Einam. Biški per lengva, atrodo. Tai šiandien mano svečiuose neįsivaizduoju, kas yra. Dėl to pradėsiu nuo geras anekdotą. Eina miške italas, aktorius ir kačiokas. Nu va, Luka toj pasitės Ar tu čia lavoną slėpsi ar kas? Šiaip šitą aš Vitai naudoju, kai... Pamatau. kai reikia... Konkurentus. Ne konkurentus yra gari. Kaip dingsta pizzerijos Vilniuje. Menedžerių visokių, žinai. Tau kas čia tokį iš vis tu man paaiškini? Čia, kad nelytų tau ant galvos. Aš galvoju, kad tu, žinai, labai didelį po to. Ai, paaugsiu dar. Aš supranti, saldus kaip cukrus. Žinai, ką darom? Prieš tai tempiam liniją. Tu radai, nuo ko prasideda. Nu šitą. Ok, tempiam liniją. Visada yra smagu žiūrėti į tekantį vandenį, degančią ugnį ir dirbančius žmonės. Dirbančius italus. Pažiūrėk, jis. Vitai nenori ateit padėti? Ūgio trūksta. Ūgio trūksta. Aš savo pririšu pasai, aš kartu pastaviu. Ateik. Toj, aš žiūriu, ar Mindė gerai daro. Mindė gerai daro, jisai aktorių, turėjo išgyventi. Ne, tai jisai būtent, kad aktorius jis vaidina, kad gerai ryšo, o iš tikrųjų... Davai, gali tem dabar kiek reikia. Aš su tavim nelysiu į palapinę. Broliau, nu tu lindai ir ne tik į palapinę, su manim dabar dareisi čia problemų. Ir po patalu. Po patalinę, ne tik palapinę. Tai gerai, aha. Biški per mykštą, ne? Galim pakėtinti. Galim pakėtinti. Laisvai. Nesupyksi per daug. Vitai, aš prisimenu, kad tu dirbdavai seniau. Taip, aš ir dirbu energetiko. Tu 1,92 m? Mindė rimtai? Nu, ble. Nu, Vitai, sakai, kad man trūksta ūgį. Nu, tai Mindė 1,9 m šermo. Gerai. Ačiū. Labai gražu, ta prasme, apsaugos. Čia galima dabar persirengti. Apsaugos nuo lietaus, jeigu labai bus stiprus vėjas ir pūs iš ten, mes galėsim čia atsistoti. Ir rūkom. Ir Dabar temsim ir patiesim. dirbam. Kažką darom. Darom. Padirbam, einam. Pažiūrėk, žibutės ištripė. Ištripė. Žiūrėk. Gerai, dabar šitą papjaustysim. Tai o kam, žiūrėk, eik aplink ten, va taip apsuk ir turėsim virvę. Nes jeigu reikės vėliau kažkada tau ilgos virvės. Taip, bus pilna. Bet reikia... Kas bus? Džiūzė. Blogai. Džiūzė bus. Ja, kai sudėtinga su jumis. Ne, mes gyvažiai. Bet tai kaip lengva tau mumis vadovauti. Va dabar kitą. O šitam armijai ir civiliams nėra tutorialo pas juos kur nors? Tutorialo yra. Tai vat reikėjo pradėti nuo to. Žinai, kaip instrukcijos nuo ko prasideda? Nu ką, debilę sugadinai? Bet lubų aukštis tai pagal save, ponas. Taip. Tikrai ne pagal Mindę, jisai per aukštas gimęs. 1,94 m. Mindė? Netem? Aš konstrukciją patobulinau. Viskas. O kam tas stulpo per vidurį atsirado? Nu, kad būtų nepatogu vaikščioti. Interjeras. Stulpas per vidurį visada yra, kad nepatogu. Ne, tai bet kokiu atveju mesgi darom šitą pastogę tik tam, jeigu pradėtų lyti. Kai pradės lyt, mes po pastogę va taip. Po pastogiai šnai ir O sėdi. stulpo galima kaip troleibusis pasilaikyti. Dabar žiūrėk, mums reikia Sekantis stotelė. Kruša. Gerai, nešamės kėdės ir rodži, ką tu turi tam mystery boxe. Galima kabinti čia lašinį, man atrodo. Miške, kas man asociuojasi su chebra? Vaikystė išvarydavo. Tai būdavo dešrelės ir daug skyšio. Ai, vat aš net nustebau, galvau, tu čia ištraukti. Tai žiūrėk, turim tau salotą, citrinų ant žaizdos, čilako, mėgsti aštrų? Labai. Turim grikių ir turim vištieną tavo mylimas. O tai kaip tu kepsi miške? Čia dabar ir Vištieną, tu man sužinosim. paaiškink. Į sveikatą.
Čia buvo ekstra virgin olėjo, tikiuosi. Turim dujų batonėlių. Batonėlį, dujų batonėlį. Mes irgi turim dujų. O, šitas garas, žinai kas čia? Čia grita degintuvas. Galim visko daryti su juo. Bet Vytai tau neužteks maistą. Einu medžiuot. Ne, gal viskas bus gerai. Ir turim dar puodo, keptuvų puodo. Ką šitie gerai? Man tai šitie kaip, atrodo kaip žiūronai galėtų būti tokie, žinai. Op, žiūronai. Vidų nėra žiūronai. Dabar tikrai jaučiuosi kaip vaikystėje miške. Kodėl? Dėl to, kad žmonės jau... Žiūronai. Gerai, vienas žodžiu. Ir turim netgi Va, turim šitų. Tik tai labai jau padėjo. Gerai, pažiūrim. Tai gaminam vištieną, akivaizdu su grikiu. Tai, o kas atsisakyt gali? Labai skanu. Nežinau, mėgsti grikių? Labai. Šiaip labai mėgstu grikių. Šiaip dažniausiai renkuosi bulves, nes man skanu. Bet kai būna grikiai, irgi labai skanu. O galiu paklausti, o kodėl jūs kartu? Mes visada vaikštom kartu. Likimas taip surėdė. Rėdė. Tipo jūs LŽBT? LŽBT. Nežinau. Lietuviškai šansonų... Bendrija. LGBT. Lietuviškai šansonų bendrija. Šansonų. O žmona žino, aš pažįstu tavo žmoną. Nu tavo nepažįstu, kodėl slėpi žmoną nuo mane? Nes nereikia visiems matyti, kai visiems pradedi rodyti, tai visų pasidaro žmona, kai nerodyti tavo. Padėk man laikyk, ką nors aš norėjau pasakyti, gal tau pagelbėti, nes... Jo, mes turim sim kartu daryti. Žiūrėk, kaip gražiai čia viskas. Aš dar prisibačinsiu šitą. Prisibačink, bičiačka. Roj, tu laikyk puodo. Prašau, puodo. Labai svarbus Puodo, irgi šito puodo. Palauk, tai kiek čia tų... O mes juose virsim ar ką mes? Virsim jame. Kepsim. Šiaip sugalvosim ką. Reikia aplaukt šitą, ne? Apliauk gumikė. O kam tu trauki? Įkišk, dėl to, kad noriu uždaryti kur nors laikyti daiktą. Duok man vieną, Gumytę reikia. Įdėk čia. A taip. Aš noriu pasižiūrėti, koks čia geras įnagas. Žiūrėk, čia. Jo, bet jeigu turim šitą, gal neverta. Neverta padėkti Neverta dėkti. Neverta padėkti. Šitą reikia taip padėkti. Nereikia šitą padėkti. Man atrodo, galim susprogti. Tai aš biškį pasišalinsiu toliau. Nes kada kiša batonėlį. Aha, labai greitai. Jo, tik tai tokį dar reikia, aplinkui, kad ta šiluma... Šitą nereikia, žiūrėk. O šitą išsikišia ir tada jinai labai greitai. Dar dengčių įdėdė yra kaip gritputė. Jo. Šitą labai patogu, nenori? Jo. Iš tikrųjų, nifiga nesupranta. Bet kaip jisai vaidino, kad kabina, jis taip vaidina, kad supranta. Vietoj to, ne, va čia. Šitą vietoj šito įkiši čia. Pasigilinkit, ką jis išneka. Jo. Taip valgyt, jo, taip. Šiaip troškiniukas, bet neužteks. Nu tu atsivežiai bizonas, nu čia tavo šeima, ne mano. Pas Vytautą geras apetitas, bet jis ne per daug valgo, jis normaliai. Jisai viskas teisingai. Ką, broliai? Ponai, duok aš gal tavo Ką nori daryti? gležnas rankutės, jos kažkaip... O, eina skierka. Skierka eina? Čia skierkas nereikia. Nežinau, kas yra skierka. Škeleberda. Skierka, kaip itališkai palauk, skierka. Škeleberda. Vat nežinau, kaip itališkai skierka. Šiaip lyja, jaučiat? Bet tai sėdė po... Nu, bet jums lyja. Einam atgal. Aš dar vis galvoju, kaip itališkai yra skierka. Nu, man atrodo, žinai, jeigu nežinai itališkai, o aš nežinau lietuviškai, mes nesurasim tas skierkos. Ne, žiūrėk, žiedžiarba, kada būna tokia... O tu žinai, dar reikia, lietuviškos tradicijos yra, kad tu turi į puodą įdėti akmenį. Duok to puodo, aš noriu sugalvoti kažką. Žiūrėk, su šitą keptuvėlę kepsim ir po trupučiuką kišam vištienų čia. Aš supjausiu su jį smulkiai, kad nereikėtų ilgiai kepti. Alyvą, viską išgėrėt prieš tai alyvą? Visi išgėrėm, damušiam iki galo. Damušėt? O galiu pėlį pažiūrėti? Gali. Ačiū. Tai Dabar, broliai,
Na taip. Aha. Tu turėsi laikyti ją, žinau. O jis nekeista? Jinai specialiai padaryta, kad keista. Jinai specialiai padaryta metalinė, kad keista. Tai pala, mums reikia bet kokią atveju aliejaus, taip? Kur patogiau? Gal šitą patogiau? Ne, jis Duok ir kitą, turim du. Du. Bet žinok, išvirs. Ką reiškia išvirs? Ką tu turiu menį išvirs? Iškrys. Iškrys. Išvirs yra du žodžiai. Vieną tikrai... Nu, yra tada kita būda. Jeigu nenori, kad iškristų, čia taip įdėdam. Ne, palauk. Davai taip, žiūrėk, kaip gražiai atrodo. Ir Prikola. geriau. Kepsi taip? Bet išbėgs aliejus. Neišbėgs. Ir gerai. O kaip tu vėliau imsi tą Mes karštą? Pala, aš turiu kai ką. Pincetą. Čia kai tu pasisiotai nesu jau. Ne, šitą per didelį, turiu mažesnį. Šitą varo kitkamo, kai būna didesnis. Kai kas nors kitas eina. Bus labai ilga daina. Taip. Bijau sugadinti tualetą. Aš irgi bijau, kad tu Aljofana, o kam kaip sugadinti. Bet tu matai, aš neprimečiau jo Vištos. niekur. Duok peilių. Kilogramas. Miške gerai. kilogramas. Tai išgyventi. O čia blogai ar gerai? Žinau, Čia yra kiek laiko daug. mums reiks čia išgyventi. O valgom žalę vištą. Jo. Aš susipažinau, kas žalę dėžutę valgo vištą. Žalą dėžutę. Žalia dėžutė. Ai, čia dvigubas dugnas. Jo, Tai čia troškinio dėžutė. žavituk. Nu. Varom. Kaip daktaras, jisai šiaip visada Slysta ant plastiko. chirurgas. Bet kai mama pamatė, kaip jis pjausto šitą vištą, sako, Gal tu eik į virtuvę. į virtuvę, Džanukai, virtuvę. Kočina. Va, padarysim tokio plonus, kad kačiokas galėtų treniruoti po to normaliai. O tu dar treniruoji? Aš treniravau prieš 12 metų, 15 atsiprašau. Bet kodėl tu dar taip atrodai? Ai, treniruojasi. Su sangražos dalelytė. Nu tai faktas, kad jeigu tu nesitreniruosi, tai būsiu kaip žinau. Kaip aš. Ne, jisai normaliai, jisai sportuoja. Aš sportuoju, bet Jis tiesiog daug valgo ir dėl to, supranti, jam... Ne. Nu, bet kaip, nu... Broli, Šiaip mindai jeigu užsipuolė, kad ką čia pilvas. Realiai turėjai tikrai didesnį pilvą. palauk, užfiksavai. Tikrai turėjai didesnį. Bet pilva. Nu, aš kalbu apie pilvą. Ne, tikrai turėjo didesnį. Apie puikios formos ir lyginant, kad Ir žandai jis yra tokie. maisto pramonės guru, kuris ištisai gamina maistą, ledus ir visą kitą, tai jis yra Bet žiūrėk, nuostabiausias formas. važiuoja mano pjaustymo lenta. Aš palaikyt noriu. Čia, bet mano. tada pamačiau O žiūrėk, pirštą. o mes prieskonių turim? Turim, žinok, bela Tai čia kaip mes daug. miške Turim, surasim, sakau. turim pipirų, turim rozmarinų, viską turim. Va, šitos yra jau žibuoklės. Pražydo. Mama. O žibuoklės valgyt galima? Aišku. Man viską atrodo, galima. Nu, ta prasme, nenusinodė. Ne, nenusinuodai. Nes šiaip teoriškai viską galima valgyti. Bet, Bet Vieną kartą. Bet vieną kartą. o tu žinai, kad tėvelių diena ir Lietuvoje ir Italija skiriasi. Ne, bet dabar žinau. Nu, labai. Dėl to mes per Švento Jozapo ir jūs kažkoks birželio kažkada. Žalia antras šeštadienis ar pirmas šeštadienis. Ir dėl to gaunasi, kad mane niekas nesveikina. Tai atvirkščiai šiaip turėtų 2 kartą vis sveikinti. Ne, iš tikrųjų mane du Kada kartus Švento sveikina. Jozapo yra? Pamiršau. Bet jau praėjau jau. Ką mums daryti? Mes galim pažiūrėti. Žinot ką? Ką Mes mes turim galim? vandens, ieškokit vandens. Davai, tai pasidarom. Tuoj, aš einu atrasiu. O, aš čiūriu radau sulos. O norit istoriją apie Aš va sulą? vandens su pagaliukais einu va. O, susikryžiavo. Ir vanduo. Aš nežinau, ar čia sula, nes per medžius. Papasakosi. Blem, aš nežinau, ar galima viešai ją pasakoti tą istoriją. Gal žmonės. Ta prasme, aš tiesiog pasakysiu, jeigu jūs renkat sulą miške, kokioj nors sodų bendrijoje, ir aplink gyvena vaikai, tai jūs tas sulos geriau negerkit. Sisuka buvo. Ne, visko O būtų. tu negalvoji, kad geltona dėl to, kad brandinta? Aš tai negalvojau. Kaimynai galvoju.
Ne, tai buvo, tai žodžiu, geriau jūs sulos atsargiai. Taip, Sula. reikia atsargiai. Jeigu gelsva, tai nereiškia, kad neišsifiltravo per kamieną gerai. Ne, aš turiu tokią teoriją, kad visas vanduo pasaulyje yra vienaip ar kitaip jau sisiukas. Ne, nu tai bet kokia atveju, nes Tampa. filtruojasi. Viską per, Nes iš ir dangaus mes, lyja, tai... Pavyzdžiui, banginis toksai, įsivaizduoji, jisai kiek jis geria. Nu. Debilas, nes sūro vandenį nereikia gerti. Jie minkštų, užsikemša, minkštų akmenis ir viskas. Ir vėliau kaltina plastiką. Tokios akmenys. Ir kaltina vėliau plastiką, miršta delfinai. Ne, Hebra, tai jie ėda tą druską. Plastiką, kad ta druska išvaryti iš savęs. Nes nuo tos druskas jiems kemšasi. Kaip iš vis tu įsivaizduok, kaip žuvis iš vandeninė pagert gali? Negali. Negali. Sūrus vanduo. Nu. Ir šitie oktopusai su kojom. Bandai, ištrauk. Ir nieks netraukia. Niekas netraukia. Aš ne. Ištrauk ir suėda. Kas? Gerai. Čia Tau neskaudu? Dar ne, bet tuoj bus. Gerai. Salota. Normaliai, tokie skanūs. Neaštrus. Kada čia aitrios? Vapšė ne. Čia ne aitras. Va. Va, tu valgyk visą rūkolą. Bet tu prisimink, kas buvo liesta. Kaip sula. Kaip sula. Gerai, tai ką mes reikia... Peilį turi dar kokį? Ai, taigi mes turim tos matus ir rankytus. Turi, bet jis tau neduos savo. Ne, aš galiu duoti jam, aš jį pasitikiu, čia draugas. Na, aš imu. Va. Padarom kilogramą vištieną. Tinka. Ne, nesuvalgysiu, mes kilogramas ir tu neiškepsi šitam. Pataupam vakarų. Pataupam vakarui. Prisiviliosim mešką Jo. arba lapę su šita vištiena ir ją nudopsim. Jo, Turėsim čia daugiau aš- mėsos. Viskas apie investavimą. Tu viską suvalgytum, būtų bat. Tu prisikvieti laukinį gyvūną su mėsa, šnai, ham. O jiegi debilai. Jie va Užuodžia šie, maistą. tu pažiūrėk į lapę, kaip jis atrodo. Va tokia va mano. Bai. Užuodžia maistą ir eina. Aš jaučiu, kad šitą laidą man nereikia nieko sakyti, aš tiesiog tulėsiu. Bet iš kur ta jūs truk... Aš sakiau daryti salot, ne ėsti salot. Mes vėliau... O, tai, Čia investavimas. Nu, Mes suvalgysim. ir sudedam į lėkštę. Nueisim į Čia tu matęs? Kaip babušką. čiukčias babuška. Ne, nebuvo malimo mašinėlės. Nu, paima. Ir sėdi, va tokia babuška, sukramto mėsą ir Ir šnai. Faršas, Tai mes galvom kotletai. salotas tokias padaryti. Geriau ne. Gerai, Nu, susitarėm. ne tai ne. Susitarėm. Labai skanus pomidorai. Žiūri, tavęs aš tai net Aš mėsos tą nereikia. papriką visai damuščiau. Numušk. Nu. Žiūrėk, broliai, jeigu jūs darysite salotą, Mes tebu nedarysim. darysi, bet turi padaryti taip, kad šitą eitų, va taip, išeitų viską laukė. Tai aš tavo... Ai, va taip. Žiūrėk. Palauk. Va taip, ne? Ne, aš noriu kaip keptuvę naudot. Kaip keptuvę. Nu, maža, kad tu nori. O žiūrėk, Tą reikia, ne? palauk, o jeigu mes keptume va tam, o vėliau išimtume ir likę riebalai, Ir tada įpiltume grikius. vandens ir dar skaniau grikiai riebalais. Šitą noriu daryti, bet čia labai prikola, kad šitą. Gerai, darom kaip... Šiaip Luka prikola, pasakė. ne, bet čia Vadovas- patogiau. Yra vadovas. Dėl prikolo Tu gali. maišyk čia salotą. Praplauk nereikia? Ne, Miške nereikia. nereikia. Gerai. Čia tu ne namuose, gali namuose tai laisvai neplaunu. elgtis. Aš galvoju, svečiuose reikia. Kam namuose? O grikiai, tikrai nori kepti grikių? Nori grikių? Galim. Sveika. Sausus reikia valgyti grikius. Visko reikia valgyti. Sausus. Kaip Sausus. siemkės. Kaip siemkės. Ta prasme, koks skirtumas? Pilve viskas išsipučia. Gerai. Skyšiu. Tugi matai. Bet tai žiaurus. Nu žiaurus, jisai su Mobbingu manim, užsiema. mobbinga darbe yra. Mobi, Palauk. Mobbingas ar Hobi hobi horsingas? O kaip tu hobi horsingą dar užsiemi, Luka?
Kas yra mobbing horsingas? Hobby horsingas. Mes tai galim padaryti miške. Neužsiemi hobby horsingas? Nežinau, kas yra mobbing horsingo. Aš padarysiu jam to. Žiūrėk, kaip greitai verda. Va, žiūrėk. O, jėk. Kišk pirštą. Išgyvenimas miške. O, viskas. O, man kaip gražiai pjausta. Va, žiūrėk. Sakai, iškepėjau? Jo, dėl to ir pjoviau taip plonai. O tu įdėjai citrinę ir alyvą? Dar kol kas ne. Ir kam maišai taip? Tai kad pomidorai susimaišyti, tai pažiūrėk. A žibutę dėsim į salotas. A dabar. Dar vieną. Kebra, mes darom fritūrytą vištieną. Daug alėjičko. Mes tavim pasikeitėm 110%. Nu ir kas tavo? Nebematau jūsų. O druskų įdėjai? Jo, biškį įdėjom. Druskas iš šlapimo bus. Jeigu išgyvenam, nieko neišmetam. Druskas organizme reikia regeneruoti. Gyvenimą duonę druską. Aš tai taip pastebiu vienas dalyką, kad abudu jų pastovėt valgot. Aš netgi sakyčiau, ėdam. Aš tai mėgstu pavalgyti šitą gyvenimą. Mėgsti? Pažiūrėk. O, kanu. Mindė, Duok. baragauk su žibute. Oma. Neblogai. Prašom. Ačiū. Ragauk. Aš galvojau, kad aš ne draugas, tipo jau. Labą dieną. Tu labai rimtai Labą dieną. užsiemi, mes nenorim, kad tau, žinok, neduok Dievą nepavyks po to kažkaip. O tu toks perfekcionistas. Tai. O klausyk, Ką, broli? galima išgyvenime tik valgyti, ar galima ir išgerti nors? Galima išgerti, bet į Maksimo dėžę nieko neįdėta, tai ir Armija ir civilė irgi neina. kažkaip kol kas praeitą kartą man armija ir civilio davė kavos. Galėjau duoti geriau alaus. Alaus. Žinai, yra į to medicininė dėžutė kariuomenė. Ne, palauk. Ir man klausė, ko norėtum dar turėti į tą aifaką mes vadinam, žinai? Sakiau, whisky ir cigarą. O medikė žiūri mane, o kam? Nežinau, kai atidarė aifaką, daugiau neliko ką daryti. Geriau whisky ir aifaką. Bet nelabai davė man. Ne. Svarbu pradėti apie tai kalbėti. Viešinti. Taip, kad reikalinga yra žmonėms. Vytai, ar tikrai mums užteks? Užteks. Palik laukiniam žvėrimus. Jo, priviliot lapę. Ok, dabar žiūrėkit. Nu. Mums reikia grikių. Ištraukit grikių. Grikių ištraukiam. Dabar iš taip pačią skonį įdėsim grikių. Bet ne visus čia. Nu, Da, biškį, truputį. Nu, ne šį kilogramą daugoka. Čia daugoka. Mums. Tikrai užteks. Kam neužteks mėsos, užteks grikių. Jo. Paim vandens, prašau. Tai pala, dar pirmiau įpilk. Nes jeigu į karštą aliejų įpilsim vandenį, turėsim... Ne, dabar gali. Dėl to ir įdėjau prieš tai grikių. Ten Lukas, o. Susprogimas bus. Atsargiai. Varyk. Ačiū. Gazė. Gazai. Dabar žiūrėk, padarysim dar greičiau. Užvirs viską greitai. Ir tada tik sprogs. Gerai. Dabar. Drusko į mėsos. Šitą nereikia. Pradedam ištraukti įrankių, kad mes turėtum iš ko valgyti.
Su kuo? Su ko? O jūs Su abudu draugai. filologai. Taip, aš Filofilai. filonotai. Filonotai. Ką reiškia filomotai? Nu, Ką nori? Ką nori tai reiškia? Šitas žodis yra dar neužimtas. Jo gali reikšmė patentuot. gali būti jo, kokia nori. A ko tu ieškai? Nu, kitas Taigi va, tetas buvo. va, čia druska pipirį. Žiūrėk, jau verda. Žiūrėk, kaip gerai. Nerealiai. O žiūrėk, metam Matai, ką? druską dedam. Druską dėk normaliai. Ir čiobrelių. Kur čiobrelių? Čiobrelių įkišam į vidų ir vituk maišyk. O ką darai? Jisai nedurna. Į ranką pasidaro. O Dieve! Žiūrėk, va. Gal ir čia. Kiekvieną dieną kažką išmoksti. Aš didžiuojuosi tavi, niekada nesupratau, kam Ar tu sudengtelė. negalvoji taip, kam Ne, gali? tu genialus. Tada biškai gali paplanuoti, kiek sudėsi jo. Gerai, tuoj. Tai ne taip, žiūrėk, taigi uždengsim ir pakratysim kaip šeikerį. Tada čiobrelių. Mokyk ir mokyk tas šefus. Varyk dar. Gal tos druskos ir užteks. O čia, Aš tai mėgstu druską. varyk čia. O tu šiaip esi iš Vilnių ir iš Kauno. Gali šeikeriuoti šitą. Ja. Iš Vilnių? Iš Vilnių. Bet atrodo kaip Kavenskis. Aš Lietuvos žmogus. O ką reiškia Kavanska? Nu, vat yra už kamerų visokie tokie. Ai, dėl to aš turiu problemų su jo. Stovi. O čia įdėjo citrinų. Taip. Čilako. O nereikia, ant vištienos galima citrinos, ne? Taip, aš dėl to ir norėjau. Abu vieną citriną įdėjai. Vieną. Jo. Tai galima ir antrą. Išspaudėm ją, neįdėjom, bet išspaudėm. Įspauskit. Duok. Mindal. Važiuok. Opa. Tu nemelavai, Luku, tu iš tikrųjų gaminti moki. Ne, čia Aš obi. galvojau, čia viskas kaip kine ir televizijoje. Kad čia yra fake. Kad iš tikrųjų ten už tave tada pribėga. Jo, Jo. padaro. Čia Bet kaip- dabar ir pribėgs. O Dabar pribėgs tą lapę. kada tu supratai, kad tu nori, kad tau patinka gaminti, ne kad nori, bet kad tau patinka gaminti. Ai, dar nesupratau šito. Gali formuluoti klausimą kitaip, kad po to nebūtų gėda prie žiūrovų. Kada tu pirmą pinigą gavai už maistą? 15 metų. Prieš 15 ar kai tau? 15 jau turėjau vasarą ir plovo indų. Nu, nežinau, ar skaitusi, kad už maistą. Skaitusi? Nu, darbas už mane. Tu iš naujo valgai. Skanu? Gal užkandau. Dabar kartu 21. Egu žau. Tu jau. Nu labai gerai. Ir drusko teisingas įdėjai. Nu tu paragau. Samuras. Aš paragavau labai skanų. Dabar paragavai? Nori jo itališkos ar lietuviško? A jau kaip lietuvių. Lietuviški tai jau dideli. Pripanda. Nedavyrė, Ne, ai, itališki nedavyrė tokia gaidys. biškį. Sveikiau. Ne, tiesiog tinginiai. Tai taip pat verda kaip ir palapinės. Lengviau viršinasi. Ne, bet palapinė stovi. Ne, nu teoriškai jo. Nu kaip stovi, kaba. Šitas stovi. Aš pastačiau. Lietuviškas, jeigu ne lietuviškas stotas, tai nebūtų. Oi, Turim lėkštę visi. nėra Ne. nei lėkščių nieko, Kam? tu baig tu Rankom tos vartai. lėkštės. Eik tu, nesąmonės. Luka, Nu nori, kad gražiai būtų. Na, gerai, O iš kur padarysim. atsirado lėkštas? Kaip, Va. kaip šefas, gali papasakoti? Neturiu žalų supratimą, aš ne aktorius. Tu žinai. Bet kai tu su maistu vis tiek, kad tau lėkštė, tau Nu, niekad nekilo. nekilo. Iš kur yra lėkštė? Ne, čia ir yra didelis skirtumas tarp Lietuvos žmogus įprasta ir italas. Aš galiu gyventi ir neatsakydama į visus klausimus. Gerai, taip lengviau. Lengviau, nu gal. Mes čia mąstom. Žiūrėk, matau, kad tau trukdo. Ne, man labai gerai. Nepagalvoju, aš galiu ant žemę dėti. Tai mes, Nu, jūs man neatsakote į Nu, klausimą. atsakyk, klaus. Kaip klaus. jūs tapot draugai? mes Kodėl aš jums radau miške kartu? esam su Vytautu aktoriai ir mes... Kačiokas ir aktorius. Taip.
Ai, jūs esate ta garsus aktorių trijų, tik tai, kad esate du, bet vieną labai didelis. Bet vienas dar kečiukas. Ne dėl to, kad įmam kaip už 3 pinigus. Man Nes- galima būti su jumis. Supranti, jeigu eina mindė vienas, gauna kaip vienas. Jeigu eina kaip dviese, tada gaunam kaip 3. Taip, nes Vytautas labai gerai dėrėtis. Dėrėtis. Jo, Šitą žinau, dėl Vytas skrenda gandų, kad tu labai kietas Geras verslininkas ir derybininkas. protinga bičiukas. Darybininkas. Jo, man Gandai. gandai, bet Dėl to mes šiandien miškė ir susitinkam, Luka. o ką turim derinti mes? Kaip ten tavo šitas restoranėlis? Ten mačiau mano rajone, netoli Maslšopo. Biškai apsaugos reikia. Dženduka, tu visada vegetą naudoji savo patiekaluose ir tik su mumis. Tu žinai, kad aš su vegeta susipažinau Lietuvoje. Tavo atradimas toksai, Italijoje nėra vegetos? Nu, gal yra, bet nelabai esu susidūrėm, gal ne mano aplinkose. Bet vat įdomu. Picos vegeta. Visur, kur tu dar ant sumuštekų Ant vegetą. kiaušinių. Ant kiaušinio. Ant steiko, ant gero steiko vegetos. Ne, nu, nes- Galina nepriims Blanka taip. tada. Galina Blanka. Nu, Ne, žinai. bet realiai tais laikais, va 90-aisiais, kai mes vaikai augom, visur, ką tu darai, Ant čipsų. vienintelis taigi čipsus kaip darimas. Kaip nėra čipsų, ne? Ne, bet Visi- jūs rimtai? Taip, supjaustai planai bulvę ant keptuvės Nu, kepi ką? ir vegetų Taigi šauni skanu. tiek ir čipsai gal. Aš iš... Ne, bet čia mane traukėt per dantį dėl to, kad užsienietis. Nu, laba Rimtai diena. norite man pasakyti, kad jūs nesergat vėžys ir išaugot va taip valgydama. Rašykit komentaruose, Hebra. Kas vegeta? Vegeta šovėt vaikystę ant visko. Nu, Ant sumuštekų, nu, ant... gerai, ne ant visko, bet ant maisto. Nu, jeigu kas dar dėt vegetas dėl aštresnių pojūčių, nesmerkiam. Bet šitą irgi parašykit. Bet parašykit, jeigu Kaip, kas kaip nori. geriausia. Kaip jo. Bet visur. Ta prasme, visur. Vegeta, šaukštą Va. paėmė, va. Op, Net, aš atsimenu tą pakelį tokį, kur blizgus, žinai, atplėši ir jo. Paėmė ant peiliuko biški, paragauji. Tik surras, Toks jau va čia va. Pirmos klasės vegeta, iš gariūnų. Geltona. Iš Jo, gariūnų, jo. pirmos klasės vegeta. ten gaidys toks nupieštas. Nu. Aišku, ir pavadinimas gaidys. Na, Aš žinai, kas yra gaidys? Nu, ne aišku, gyvūnas. žinai. Bet, nu, ne gyvūnas, o ką vadina gaidys, Besilinksminantys žmonės. jo, pramogaujant. Sako, varom gaidžio pašniot. Jo, gaidžio. O gaidžio atvežė, o gaidžio turi. Ar gaidžio atvežė ir, blėt, išsitraukė vegetas. Va. Tai va, nuo to greičiausiai žodis, nes buvo naudojamas masiškai. Masiškai. Masiškai, to prasme, kiekviena Dabar jau- normali... Aš galiu tau pasakyti, kad virtuvinė- man šiaip, kai atėjau Lietuvoje, aš šitas skonį ir kvapą tam daiktą Vegeta. prisimenu į kibininį. Tu ateidavai pirkti kibiną, kur nors parduotuvę, neįrimtų kibininį ir prašydavai sultinį šalia. Ir aš prisimenu, močiutė paimdavo iš tokią stebuklingą dėžę, No. bet ten bonkai po 5 litrų, nu, rimta, kaip tavo bonkai, jo, kaip tu parduodi. Protinčių. Žinai, atrodo, kad kreatiną tu parduodi, Taip. bet iš tikrųjų ten vegeta, žinai, va, šai, bet šaukštą, Taip, nu, bet aš esu tikras, kad ne tam kiekį neįmeišiu, dėl to, kad vieną šaukštą į vieną mažą tokį nešuojamą stiklinį. Su meilė. Su jinai meile per tau mažai, kad darydavo. nebūtų. Broliuk, Bet čia reikia tokie trupučiuką, ne kibininiai, čia kolduniniai tokie. nu, žiūrėk, paragausi, Nu, davai. Nu, Palauk, ką... paragauk, dėl to, kad tuoj turiu išjungti. Itališki, grikiai ir lietuviški. Biški link Italijos. Bet skanus. Nu, galėjo į biški dar... Gerai. Gerai yra, ne, jeigu pervirs bus sunku viršinti. Žinai, kad kai pervirsi šitas šūdas, tai tu neviršinsi. Nu, toks didelis žmogus. Aš tai dirbant savo druskos norėčiau. Tai įdėkim. Galiu įdėti jo ant lėkštę. Tai prašom. Mes jeigu nuodėjomės, tai iki galo. Va, čia grikių. Tada salotą įdėsim. Gerai? Pavalgom ir pašnekučiuosim. Apie... Jo. Apie ką šnekučiuosim? Ką dar išmokai Lietuvoje? Kas dar to šokiravo ir mes pabandysim Dėl tau... meistą? Nu ką, žinau, žmonės pradeda pykti pas jūs, žinai, vyrai. Sako, kiks maždai pradeda... Nu, naku, nepys protą, tiek tu. Tai va, bet jeigu tu atgal duodi tai pačio, tada užsišyka, kad pasiuntai. Kodėl? Kam tu pasiunti? Nu, kam tu siunti žmogų? Žmogus ten bendraut pradėjo, o tu iš karto su juo. Normaliai, pyktis. nu.
Gerai, šitas nesuprasim vienas kitą. Dėk, tu. Bet tu kodėl taip sunku siūsti? Nu, jeigu reikia siūsti, žmogus sveika. Sveikai. Nu tai ne kiekvienas žmogus. Reikia. Dar nori, Ne, broli. tai dėk ten, aš palauk, kur mūsų salotinė? Va čia, pas mane. Gerai, šitas jau užtenka. Saločių. Dabar vištą galiu dėti, Tai palauk, gal pirmą salotinę? bet salotą man nebūtina. Nebūtina, ne, duok, Reikia. paduok biški. Pirma Biški, kad, salotą. Aš tik dėl jūsų valgo rūkolą, žinau. Kaip ten Jūs tavo- laikot rūkolą Lietuvoje kaip salotą, ne. kaip ten tavo jūs laikot? populiariausia frazė pomadarukas? Kaip Yra ten? pomadarukai, daug. Va, aišku yra. Va. Dar buvo pas mus, atsimenu, tokia reklama. Aliora di mangiare. Ir ten aliora di Ne, mangiare. čia Lenkijoje buvo. Nu tai čia kaip. Bet jisai iš Vilnių. Tai... Nu, tai aš irgi iš Vilniaus. Ir TV. Tu iš Vilniui? Taip, iš kur? tu Palauk, tu ne iš Šaulių? buvai? Ne. Ne, jo. Palauk, Ne. tavo kažkokią veidmenį man primena, kad tu iš Šaulių pietinį. Veidmenis, ne, pietiniam nevaidinau, bet gal Marozai galvoju. kad Marozai, nu, kaip tai pietiniai. Šiauliai, bet Marozai ir Vilniui. Bet mes ne marozai, mes dabar influenceriai. Mes, blėt, influenceriai, nahui, ne Marozai. Mes ne marozai. Mes, blėt, influenceriai. O kaip reikia tapti, dėl to, kad aš tik influenceriu. O kaip tapti influenceriu, nahui? Nu, Reikia biškį reikia pasistengti. Nu, čia kitokia lyvelė. Aš sakiau, kad čia... Taip. Bet matai, kaip pagavo, iškart ant smulkmenų. Ant smulkmenos, va, teisingas. Mes, kad mes nebe tokie influenceriai. O dėti čia vištą dabar. Taip, dabar dėk. O čia ant pakartojimo. Ir višta, ir gaidė. Aš suprantu, kad jūs norite pasakyti, kad Gaidžiu yra policininkas. Pas Valinskai buvo tokia laida, anksčiau taip ir nevadinasi. Pagau gaidį. Ir ten buvo toksai dėdė ir jos sako, tu valgai Kijevo kotletą? Jis sako, ne, nevalgau. Pasako, kodėl tu nevalgai? Sako, nes gali būti, kad ne moteris višta iškepta, o vyras višta. Tai gaidės, žinai. O, blemba, kaip gražu. Nu, Nu, kaip gražu. Kaip nenupaveiksluosi tokios. Žanduką mum padarė miške savo ypatingą patiekalą. jo tik tai atrodo, kad šitą nori ar šakutę? Gaidį. Ar šaukštą? Padarė Ar šaukštą? ar vištą, ar gaidį, mes dar nežinome. Valgom? Aš žinai, dėl ko mes filmuojam? Ne. Nes mes influenceriai, nahui. Junkis prie mūsų. Bus geriau. Nežinau, ar galiu. Netikėtai skanu. Netikėk, kad priešai suoks. Nu, aišku, su Vytas paskutinį kartą, kai valgėm, buvo kitokia aplinka. Daug steikų, bet pats skaniausias empanadas. Ne. Kibiniukai. Kibiniukai. Ne. Tai buvo pas Ne, blogiausias. nu, žinok, ta empanada, jo, kiša tau. Vadinga? 3 kart, nu, bandyk, 3 kart per dieną mėnesį valgyti. 3 kartus per dieną. Ne, broli, patikėk, ne, dėl to, kad dar aš bent jau keliaudama valgydavau to garų empanadų. Mum ten veždavo tą restoranukas ten tokio, nu, sukiūrus. Ne, Nu, kaip pradžioj- kibina, bet virta vietoj, kad kepta. Pradžioj skanu. Pirmą dieną. O, įdomu. Ir sako, čia mūsų išskirtinis, mes tokie, pas mus traukasi kibininiai yra. Mes tokių valgė, bet gerai, fainas skanu. Antrą dieną, trečią dieną. Ne, Vėliau palauk, jau tu buvai keiksmažodis. susiorganizavę, kad jisai turėjo susiorganizavę, kad jam pusryčių kitokio, kad normalų. Ne, nu, kiaušinių. daugiau buvo maisto, gero. Ir vėliau steikus valgėme, kadangi Argentinai steikai kainavo ten... Ten po 6 pigiau, eurų. jeigu vandenį. Pigiau. Ne, Bairu čia. Ten pigiau yra Aš steikai, bet buvau, toks žinau, didelis. nu. Tu buvai Argentinai? Taip, pristeikus. Ką ten veiki? Kaip ten veikys? Keliauti. Na, kur. Ne, nu, bet, aktoriai taip uždirba Lietuvoje. Tai čia Dirbti influenceris. influenceriai tiek uždirba. Aš noriu tapti influenceriu. Tai gerai, pamokytum. Įsitrauk telefoną. Va. Va, Kokį turi iPhone ar ne iPhone? iPhone. Maladės, teisingai. Labai geras influenceris. Varom. Dabar įjungiu. Kamera iš karto. Iškart kamerą. Turi vienu pirštu mokėti. Vienu pirštu nusispaudži save, filmuoji. Labas, mano mėly sėkijukai. Jo. Ne, tai Tu filmuoji. filmuok, o ne fotografuok. A. Čia nuotrauka. Nu, jau. Nachui. Žiūrėk, O. filmuoju. Labas, mano mėly sėkijukai. Sakyk, labas mano. Labas, mano mėly sekijukai. Jau neblogai.
Tada Mes, sakyk, mes miške, važiuokit, kaip skaniai valgo mano maistą. O, mes miške išgyvenom su Vitukas ir su Mindaugėlį ir važiuokit, kaip skaniai valgom mano maistą. jo. Ir dabar, ką nori pareklamuoti, tada sakyk, ateikit į mano restoraną arba pirkit ant kokiam. Ok. Ateikite pas Airom Vitą, jam biški šikna su pinigų. Sau. Savo. Ar į restoraną. Ateikite pas mane pavalgyti ledų. Su Va. tokia nuostabi lietuviška ora. Jo, nes labai gerai šilta. Oi, nu, Jo, papildys. šildus. Šilta labai gera. Reikia pameluoti. Biškutė. Visą. Ar tu influenceris šiandien? Jau tu pradėjai, žinau. Nu. Dar biškai praktikos. Ir pinigai. ateis. Arba manęs daug kas klausia. Jo, ypač šitas, jo. Nors tavęs niekas neklausė. Vapšė tave tu niekam neįdomus. Manęs daug kas klausia. O kodėl tavo tokie skanus ledai? Nors gal ir neklausia. Kodėl Nu, tavo čia gali skanus? būt O pasakymas. aš dedu slaptą ingredientą. Bet aš jums Vegeto. pasakysiu. Vegeto. Bet sakyk, bet aš jums pasakysiu sekančiam story. Ir viskas. Ir laukiu Jo. 2 valandas, 3 Jo. valandas arba dieną. Ir tada... Ir visi, tai kada jis pasakys, koks tas Ne, slaptas mes visi ingredientas? norim sužinoti, nes jo visi klausia. Nu. O tada... Ir tada tu įsijungi- pamiršti. O jis jungia. Ir Ir tai kažkiek, ir Jo, tau jo. rašo visi. Tu nepasakėjai. Nepasakai. Ir tu tada nuvarai į fotobūdelę. Jo. Ne, palauk, kas čia yra? Fotobūdelė. Pažinau, fotografuoti. Parašykit komentaruose, ar norėtumėt pamatyti Džianlukas. Randluką fotobūdeliai. Ne, nu kas yra fotobūdelė? Čia kažkokia... Nu aš Influencerių- vedęs vyrą, galima to fotobūdelę? Influencerių laipteliai. Taip. Yra laipteliai ir yra net liftas tą. Čia yra listas. Eskalatorius. toks. Jo. Nu. Ir tu tampi influenceriu iš karto. Ir kada? O tampi influenceriu, tai tada eini, viskas tau nemokamai. Tu ir tą gali. Na, ir tą. netgi- Netgi neturi, bet viską gali gauti nemokamai. Važiuoji trūlikų, Nemokamai. kai stabdo šitie kontrolę Iš karto telefoną ir žiūri, pradedi filmuoti ir jie, taigi čia šitas influenceris. Influenceris. jo. Prašom, galima tavęs paleisti. Blia, tai būtų pizda prie influencint už kontrolę. Su kontrolė važinė. Neturiu bilietėlį, bet galiu tave influencinti. Jo, Labą dieną. Šiandien mes su antra komanda. pagavom narkotą. Narkotas neturi bilietėlio. Nu, narkotai tokie nors zienonai. Bet taip ir gimsta idėjos leido, ne pas influencerių. Na. Taip. Taip. Blia, tai influencint ant kontrolės. Na. Tu prie, čia tokie farai. Aš atsimenu istoriją. Naujanose buvo autobusas pirmukas, kuris varė į Taborą. Ir mes vaikai važiuodam, tai iš miesto su to. Jie lipo kontrolę ir gale sėdi narkotus. Bet narkotam tai nemokamai. Ne, tai klausyk. Ir sėdi torčius ir rankai laiko tuo metu Saidžem 911, tai yra 922 buvo toks. Ir laiko. Ir kontrolė jam aiškina, где ваши, nu ir rūšiškai jam aiškina, sako, kur tavo bilietėlė, žinai. O jisai, tipo, nebyly, žinai, pradeda vaidinti. Meluoja. Meluoja, kad nebylys, o rankai telefonas. Ir tas sako, tai o ką, telefoną tai turi rankų ir jis, ir pradeda žinai. Abecėlė į telefoną. Mes vengiam ant kiek, tai žinai, jis net nebylys ir negirdi, o jis į pamorsas abecėlę. Kaip aklas. Nu, karoš. Ja, rašyt gali, žinai. Nu, bet jis padaužė ir apsimetė. Tai va, ir jį paleido. Padaužė. Telefoną. A. Tai va, tai tokios istorijos. Ar tavo kokią įdomi istoriją papasakot Lietuvoje, kokia, nu kas tave nustebino, nes sakai, Vegetą nustebino? Ar tave pagavo, kad nors kontrolė? Man pirmą kartą, kai sustabdė policija, supranti, pas mus Italija, kai policija tave seka mašina su sireno, jau šaudo. Jau šaudo? Nu, jau tiesiog lenk galvą. Pirmą šaudo, tada sirena. Ne, sireno ir tada pradeda šaudyti automatiškai. Ir aš buvo tokia reakcija, aš prisimenu, dar buvau prie Alytus, kad vykę į Lietuvą, biškai paspaudžiu, žinai, nuolankė, kažkaip buvo įsivažiavę, galvoju, kad visur galima taip važiuoti laisvai. Ir va, policija, paskui mane sušvitrė, aš buvau vidury kaimą, nieko nėra, aš iš karto sustabdau mašiną, išeinu ant žemę, galvą, ranko virš galvos, ateina policija, sakė, tai kas čia dabar darom?
Nu, jisai nuoširdžiai. Sako, tik nešaudyk. Nu, tu tik nešaudyk, žinai, ir jisai, nu, O kas už tai? na, jisai sarmatinas, sakė, palauk, žiūrėk, vaikinas, atsistok. Mes tik norėjom tau paklausti, kadangi turi itališkų numeriai, ką tu čia veiki. O aš, suprantat, kai Italija taip su švyturėlė ir sirena, reiškia, tu lenk galvą jau šaudo. Ne, čia Lietuva, mes šiaurieti, ramiau viskas. Mes tik dokumentų norėjom tau. Turi dokumentų? Turiu. Parodžiau dokumentų, sakė, galite važiuoti. Bagažinė čia. Aš jau praradau 10 metų gyvenimą, čia buvo pirmas kontaktas. O. Nu, bet nesakyk, Grikijai buvo skanu. Ką? Jie pabrinko per laiką. Viskas labai patiko. Kas yra labadrinkas? Pabrinko. Pabrinko, reiškia, Buchlų. O šitas ištino. padidėja. Kaip... Kaip po tavo pincetą. Klauskit, nesijaus nepatogu. O tu čia Lietuvoje, kai esi, tu su ko itališkai pasišneki? Matai, aš turiu Tu problemą. telefoną, be telefono, tarkim. Ne, aš turiu problemą. Nu, mes matėm, bet... Ne tą, kur jūs matėte. Tiesiog manęs įsuičino smegenų. Pavyzdžiui, mano vaikai gali automatą, jungia automatą ir Automatą? vieną ir kitą. Jie bėm kalba. Italų, lietuvo, jam nėra skirtumo ir jam nesumaišų galvą. Aš po truputį pradedu būti kaip tą su telefonam. Ne, nesigauna. Tai tu negali persimest? Tu Man dabar sunku persimti. Pavyzdžiui, kai ateina žmogus, šiandien rytą atėjo moterį. Aš geriau kavos ramu. Su nieko nelabai norėjau kalbėti. Ir jinai pradėjo kalbėti itališkai. Aš žiūrėjau į ją ir nuoširdžiai buvo ta jausma. Taip nesupratau nieko. Tai gal jinai neblaivi buvo? Gal aš? Arba tu neblaivi? Arba aš. Dar neblaivus. Tai, bet vėliau supratai, ko jinai norėjo. Jo, nenorėjau tiesiog nuoširdžiai bendrauti, o man kartais sunku suičinti. Yra mano vaikai, pavyzdžiui, ateina pas mane ir jo dar greitai. Tai tu su vaikais itališkai grįžti. Itališkai su savo vaikai galiu Kada tu bendrauti. pirmą kartą pagalvojai lietuviškai? Tu Aš, atsimeni? žiūrėk, broli, reikia galutinai pasiaiškinti šitas dalykas. Aš nesuprantu, kodėl vyrai Lietuvoje toliau meluoja, kad masto. Aš nežinau, kada galvoju ir kokiam kalbos galvoju. Kodėl visi mane spaudžia? Pas man yra tuščia, aš tiesiog atidarau burną ir išeina garsiai. Jo, nu, šiaip čia yra kaip malonu būna, jo, galvoju. Supranti, nu, man taip nepatogu jums pasakyti visą laiką. O kokią kalbą tu mastai? Neturiu žalos supratimą. Aš tiesiog problema yra ankstesnė. Ai, tu gaunasi Noriu pirmas valgyt sakai. arba kakot, arba miegot. Ir tada sprendi. Gerai, ar turite dar klausimų? Matai kokią žydinį? Labai gražu. Labai gražu. Oranžinis. Man patinka spalva oranžinė. Žiūrėk, o realiai, ką veikėt, nu dabar? Kai susipažinom, tu turėjai tiek planų ir jau viską įgyvendini. Aš nežinau, kiek aš planų įgyvendinau, bet padarėm, buvo fainų tokių projektų su gatvės lenktynininkais, dokumentikas apie Londoną, bet dabar Japonijoje. Tai vat, žinai, kas yra fainiausia visokiuose tokiuose projektuose, kad tu pabūni vietose, kur turbūt labai retas, kuris žmogus pateks. Kas yra patekęs į automobilius pas japonus gatvės lenktynininkus driftint mieste? Nu, ne, sunku. Aš galvoju, kad ten lengviau mirti, jeigu lipti. Nu, aš Argos lengvai ten patenka. ten, žinau, kad ne, jie tokie fanatikai, jie tenais išvaro Ir mergų neleidžia. Sporto. Mes, pavyzdžiui, Londone, kai buvom pas Street Racerius, ten noras su mergom pasilakstyti, saulės pasuk miestą, palenktyniauti, o Japonijoje jie išvažiuoja naktį į miestus grinai treniruotis, nes jie turi svajonę tapti drifteriais profesionaliais. Jie tiesiog neturi tam pinigų trasom ir jie išvažiuoja į gatves ir taip treniruojasi. Ir va tie iš gatvių pakyla ir vėliau mes matom varžybos jau krūčiausius drifterius. Tai va čia vienas iš paskutinių tokių įdomių projektų, kurios. O tai visą laiką planuoja. Tas dar yra nuvežęs į Norvegiją ir su malūnsparniu praskraidinęs per fjordus. Žiemą tarp kalnų. Labai patiko. Gerai. Ir nieko nepaprašė aš taip pat. Vytai, žiūrėk, norėjau to paklausti. Mes buvom draugai Argentinai. Taip.
O tai kodėl Mindė įsivežė, mane ne? Nu, galėjai pasakyti, Lukai, važiuojam į Japoniją. Žiūrėk. Aš būčiau jas pavalgyti, paėsti, o tu būtumės su mašina. Japonijoje maistas. Šūdas? Nu, žinok, Broli, su manim važiuok, ten afigieną maistą. McDonald's. skaniausias, ką aš valgiau. Ne, Žiūrėk, rimtai. klausyk. Ne, Klausyk. Vytu. Palauk, aš tau pasakysiu. Grįžtam kartu. Klausyk. Grįžtam, iš gyvenimo pagaliuką važiuosi į Japoniją. Klausyk. Tu buvai, tarp kitko, ambasadorius McDonald'o kažkada. Ir mes su tavim šnekėjom Ne. apie virtuvę, apie jos virtuvę. Ir tikrai, aš tau pasakysiu, ten Japonijoje ir McDonald'e ir Hesburgerį, ten yra special japoniški ir ar tu esi valgęs burgerį su viduj ryžiais. Tau atrodo skamba nesąmonė. Ne, man įdomu. Nesąmonė. Tokio skanumo aš nevalgęs greito maisto. Žiūrėk, broli, aš važiuosiu į Japoniją, paragausiu ir to. Būtinai. Gerai, būtinai. bet Japonija, blemba, yra ramen, yra visa ta sashimi Žiūrėk. tradicija. Broli, nu kamurkių, tokio, naktimis, to mažo kamurkių. Aš esu irgi tenais valgiau. Nevalgai tas sriubas su spagečiu? Valgiau. Aš tarp kitko žiūrovams prisipažinsiu, kad jau man tai ten mūsų suminti kelionį žino, kaip aš į tą žodį ramenas. Varom pavalgyti rameną. Ne, Hebra, tai yra bomšpakis. Tai yra Ne bomšpakis, Makaronai. Aš buvau tokiam nuvažiavęs, mūsų nusivedė vietinis į tokią kavinę. Vytai, Čia yra. šita vadinasi skaptuka. Čia prie pincėto. Duokit pasakyti, aš nuvažiavau į tokią kavinę, tokią apleistą. Ten visai skaniai, bet Tai va ten porcijos reikėjo ten valgyti. yra tokio dydžio, Taip. kad jie pavalgo turbūt vieną kartą per savaitę. Ne, Nes japonai aš gi va valgau. tokio. Tai aš neįsivaizduoju, kaip jie suvalgo. Bet labai faina. Sušiai. Ne. Aš už lietuviškus sušius, kur yra miksas Ta padarytas. kepta, ne, ta kur nežada. Tas, kur jo. O ten ir įsivaizduoju, žiūri, kaip gamina. Tau Ta prasme, pritrūko Filadelfija. Man pritrūko, ten yra ryžis ir žuvis tiesiog. Ir kai tu matai, kaip gamina, tipo nusiplovė rankas ir įma tą rankom žuvį, tada pasikasi akė, nosį ir toliau. Ir aš toks, okei, gerai. Ir čia buvo vienas geriausiai vertintų ten sušinių. Dabar, ką mes Argentinui su tavim ragavom ir valgėm visokiuose, tai buvo pasaka. Japonija maisto atžvilgių mane šiek tiek nuvylė. Bet žiūrėk, Ir dėl ko tu sakai, vat, aš nusivežiau Mindį į Norvegiją. Mes su tavim buvom Argentinai. Aš turėjau kitą kelionę draugo nusivežti. Ir suvalgyt šukutės. Mes, žinai, ką mes... Va, kas tau įdomu. Kelopsus. Mes ten koks vandenynas, aš dabar neatsimenu. šiaurė. Atlanto, man atrodo, vandeninė, varėm su valtim, tokią motorinę, įplaukėm ir mes turėjom mano draugo bičiulį narą. Jis nunėrė į gylį, ištraukė su prožiku šviežiai tos kelopsus ir iš karto, ištraukėm, žalius paragavom, žali neipatingai man skanus, Mindį patiko ir vėliau kepėm. Ir tai buvo žiauriai fainas Nu, experience. palauk, gerai. O mes, jeigu po šiandien vis tiek pradėsim bendradarbiauti. Taip, Nu, dėl to, kad man padėsite tapti influenceriu. Ir kur važiuojam? Blemba, žinai, kur norėčiau nusivežti? Kur norėjau? Italija? Ne. Kaip suprasti, kad kaina geresnė už geras? Erikai, paim dar vieną. Nėra ką mąstyti. Walden kaina visada gera. Įsitikinkite, nuo šiol visos Walden kainos oranžinės. Maxima.